išdirbau veikiantį prototipą ant Vero bordo. Variklis bandomas dabar šitas, 3 numeriu. Maitinimas įjungtas, 220, pati schema išlygina, dabar užduodu valdymo įtampą, kuri tiksliau parodoma čia. Ir štai pradeda suktis ir pasiekiamas 60 kelių hercų grįžtamojo ryšio dažnis. Kai vienoje apsukoje 12 impulsų, tai čia reikia padauginti iš 5 ir gaunamas apsukos per minutę. Va, jeigu, sakykime, sumažinam į 1 voltą, dažnis krenta, variklis sukasi stabiliai. Stabiliai netgi. Ir apkraunamas, atgal grįžta prie tų pačių apsukų. Pagazuojam. Taip atrodo osciloskope. Mėlynas signalas tai yra grįžtamasis dažnio ryšys iš pačio variklio. Geltonas tai yra siunčiama įtampa valdymo į patį variklį. Rūžavas toks violetinis, tai ta pati įtampa, ką rodo multimetras, reiškia paduodamas valdymo signalas. Čia aš sukiojau su ranka. Ir žalias tai yra dažnis paverstas į įtampą LM29 17 mikroschemos, pagal kuriuo vadovaujantis analogiškai ir yra valdomas išėjimas. Dabar 11 padariau, dabar sakykime 10 voltų ir staigiai išjungiu, sustojo palengva. Taip atrodytų variklis, kai staigiai maksimumą įjungiam. Ir kai išjungiam. Vėl įjungiam. Jeigu įėjime 10 voltų valdymo, pasiekiamas 308 Hz apsukos. Dabar nustatau ant 1 volto. Ir išjungiu. Variklis sustoja. Įjungiu. Užtruks ilgiau, nes grįžtamasis ryšys proporcingai mažesnis ir jam užtrunka ilgiau pakelti įtampą išėjime, bet vis tiek viskas įvyksta. Tai tiek.